Pokalbis su dienos svečiu. Šiandieną pokalbėje su dienos svečiu kalbame su dainininku, dainų autoriumi, muzikos prodiuseriu, taip pat knygų neįtikėtinos istorijos ir kiek kainuoja ilgesnys autoriumi Stano. Labadiena. Sveiki. Taigi papasakokite, ką šiuo metu veikiate ir būtent kuo užsiimate dabar. Šiuo konkrečiu momentu, tai ką tik atėjau į studiją, prieš tai nusipirkau akumuliatorių. Taip. Turiu seną amerikietišką automobilį, kuris porą metų stovėjo nevažiuodamas kieme. Ir dabar pradėjau jį restauruoti po truputį, sutaisiau variklį, bet per šiltnus buvo akumuliatorius. Tai tokios mano bėdos. Dabartinės būtent taip. Taip. Tai dabar ieškoju akumuliatorių. Taip, veiklos turite tikrai daug, manau. Taip. O ar spėjate visur? Kažkaip man yra gyvenime taip, kad kuo daugiau veiklos, tuo daugiau spėju visur. Gerai, kad net virkštinis procesas. Taip pat, kiek žinau, esate ir muzikos prodiuseris. Taigi, ką prodiusuojate ir kas pastumėjo būtent link šio dalyko? Iš tikrųjų, manau, kad tai yra mano pašaukimas ir galbūt tai yra pagrindinis darbas, nes gyventi be dainavimo aš dar galėčiau, bet gyventi be muzikos kūrimo, be prodiusavimo tai nelabai. Ir būtent ką šiuo metu prodiusuojate būtent? Šiuo momentu su jumis šnekėdamas atsidariau laišką nuo Atlantos, kuriame jinai rašo pastabas apie paskutinę savo dainą. Tai bus naujausia Atlantos daina. Tai būtent ir tą prodiusuojate, kaip esate, galima sakyti, ir jos prodiuseris, taip? Ja. O kas pastumėjo link būtent šio dalyko? Prodiusavimo? Taip. Tiesiog, kai pradėjau domėtis muziką, kaip viskas prasidėjo skautų stovykloje, pirmą kartą paėmus rankas gitarą, tai pradėjau girdėti, kad muzika tai nėra kažkokia vientisa masė, kad atskirai galima išgirsti būgnus, boso partijas, klavišus ir taip toliau. Ir tada nuo to akimirkos aš jau nebegalėjau klausytis muzikos kaip klausytojas. Man kažkas įsijungė galvoje ir muziką pradėjau girdėti kaip tokią sistemą. Tada norėjau tą sistemą išmokti valdyti ir tiesiog susipažinau su muzikos prodiuseriais, kurie ir parodė man kažkokį pradžiamokslį. Ir tas pastumėjo būtent link to dalyko? Taip. Taip pat su Jampolskiu ir Rudoku esate sukūrę ir projektą pavadinimu Čilinam. Kas tai per projektas? Apšvieskit visus. Mes sugalvojom su Rudoku ir Jampolskiu tokį projektėlį. Šiaip po kažkokio bendro filmavimo susėdė. Tai yra tiesiog žiauriai daug gerų lietuviškų dainų. Bet visas tas dainas atlieka skirtingi atlikėjai. Ir mes galvojam, kad būtų labai įdomu klausytojams, jeigu tas visas dainas atliktų kažkokie vieni atlikėjai. Ir galvojam, kad tai galėtume būti mes. Aš, Ramūnas Rudokas ir Marius Jampolskis. Ir taip sukūrėm tą grupę Čilinam. Mes dainuojam 80-90 metų super hitus, perdarė jos savaip, su tokia lengva ironija, šypsena, bet jokie būdais dainuoti. Tiesiog su šypsena, nuoširdį. Iš ties įdomus projektas. Ir būtent, manau, netrukus jį galėsime ir išgirsti, taip? Jokio abejonės. Taip pat dalyvaujate ir įvairiausiuose projektuose, galbūt aš jų visų nevardinsiu, bet galbūt užsikrėtėte ir šokių maniją ir galbūt dalyvausite kokiame tai šokių projekte. Iš tikrųjų, galbūt klausytojai jau yra pamiršę, bet prieš keliarius metus aš dalyvavau šokių projekte, pirmajam šokių projekte, kuris vyko Lietuvos televizijos eteryje. Šokių dešimtukas, atrodo, vadinasi ir panašiai. Taip. Tai aš šokau su Petrina Voropai ir
puikiai supratau, kad aš nemoku šokti, kad tai visiškai ne man. Ir pastoviai sulaukiu laidos rengėjų tiek iš TV3, tiek iš LNK pasiūlymų dalyvauti. Ir su visiškai ramia sąžine atsisakau, nes puikiai žinau, kad tai ne man. Jum yra būtent muzika. Taip. Taip. Aišku. Apskritai pakalbėkime, kasgi paskatino jūs užsiimti muziką. Visgi esate ir prodiuseris, ir dainų autorės, ir atlikėjas. Nuo ko viskas prasidėjo? Kaip ir minėjau, viskas prasidėjo nuo to, kad nusprendžiau dalyvauti skautų veikloje. Pradėjau važinėti į stovyklas, susitikinėti su skautais, bendrauti. Ir skautų stovyklose gitara tai yra neatsiejama vakaro dalis, laužo dalis. Ir man labai patiko tas iš principo jausmas, kai visi tavęs klauso, kai tu valdai kažkokį instrumentą, išgauni kažkokius garsus. Ir pirmoji daina, kurią aš išmokau groti, buvo Svajoklis. O, ne, taip, klasika tapusi. Taip. O toliau viskas taip ir savaime vystėsi, taip? Jo, toliau viskas buvo natūraliai. Mano tėvas muzikantas, kuris mokėjo groti ir gitarą, ir fortepionu, ir jisai mane toliau pamokino visko. Na ir, kaip matome, puikus pavyzdys esate dabar, viso to manau. Nežinau, ar puikus, ar ne puikus, bet esu. Kągi, ačiū Jums ir pratęsime pokalbį po keletos muzikinių kūrinių. Iki.